Labas vakaras, brangus jonaviečiai ir sveiki sugrįžę po švenčių. Šiandien antradienis, balandžio 7 diena ir kviečiu Jūs pasidomėti Jonavos miesto naujienomis. Teisėjas Vidmantas Paurys oficialiai išlydėtas į pensiją. Pasirūpink atliekomis tinkamai. Jonaviečių šventos Velykos. Jonavos rajono apylinkės teisme darbą baigė teisėjas Vidmantas Paurys. Jis oficialiai išlydėtas į pensiją. Vidmantas Paurys jau daug metų buvo tapęs Jonavos rajono apylinkės teismo simboliu. 76 metais Vilniaus universitete įgijęs teisininko kvalifikaciją pradėjo dirbti Jonavos rajono prokuratūroje, vėliau stažuotojų, prokuroro padėjėjų, dar vėliau pavaduotojų. Vėliau porą metų darbavosi juristu Jonavos rajono kolūkyje Čečinai. Nuo 1990 iki 2005 metų Jonavos advokatų kontoroje bandė advokato duoną. Nuo 2005 metų tapo Jonavos rajono apylinkės teismo teisėju. Kaip sakė Jonavos apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Damulienė, visi kiti Jonavos teisėjai paprastai darydavo karjerą ir išeidavo dirbti į kitus teismus. Į pensiją išlydėti teisėją nėra toks dažnas atvejis, kaip gali atrodyti. Šiandien mūsų teisme yra ypatingas įvykis, nes aš paskaičiau mūsų teismo istoriją, kai jis taip vadinosi nuo 51 metų. Tai tik antras teisėjas, kurį išlydėm į pensiją. Visi kiti arba darė karjerą, arba kitais pagrindais išėjo, o tai mūsų buvusi kolegė Albina Cirulienė ir Vidmantas antras, kuriuos taip turim progą garbingai išlydėti. Per beveik dešimtmetį Jonavos apylinkės teisme teisėjas Vidmantas Paurys tapo gerai žinomas kelių eismo taisyklių pažeidėjams, turgaus prieigose cigaretėmis prekiaujantiems romams. Kas yra įdomu, kad per šiuos metus teisėjas išnagrinėjo beveik 7,5 tūkstančio bylų. Administracinių 6,5 tūkstančio ir baudžiamųjų beveik 8,5 šimto. Mums atrodė kartais, kad tiems kitiems, kurie nagrinėja visas bylas, civilinės ir baudžiamasias, kad nereikšmingas vos ne tas reikalas, aš dar nepaminėjau iki teisminių skundų ir bylų, kurios reikėjo paskaityti, kad galėtum patvirtinti nutraukimą. Bet tas darbas yra didžiulis. Ir už tai kolegos visi, kaip pasakyti, dar manau, kad mes minėsim ilgai, kad sakysim, Dieve, kaip buvo gerai, kaip Paurys buvo, ir mums nereikėjo to administracinių nagrinėti ir sukt galvą. Pasak teismo pirmininkės, Vidmantas Paurys kaip teisėjas, sąžiningas, kruopštus, atsakingas, kaip žmogus, galantiškas ir sąmojingas. Jo patirtis teisininko šituose keliuose prokuratūroje, advokatūroje ir teisme, jinai yra neįkainojama, nes ne kiekvienam lemta būti visose kėdėse, kaip pavadinkime, nes žmonės tai apskritai kartais net ir neskiria, tačiau mes puikiai žinom, kad prokuroram reikalingos vienos savybės, advokatam kitos, teisėjas turi būti visiškai nešališkas ir objektyvus. Ir džiugu, kad Vidmantas tuo ir pasižymėjo. Ypatingas sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas su pedantizmo bruožu, kaip pasakyti, šiam darbe atsispindėjo ypatingai. Ir kaip žmogus, irgi paminėsiu tą žodį, ką jis pasakė atrankos komisijoje, kodėl jis eina į teismą. Jis taip pajokaudamas, kad būtų, nes tada teisėjas Romas Šuliokas buvo vienas mūsų moterų tarpe, kad būtų kam kovo 8 sveikinti moteris. Tai galantiškumas ir sąmojingumas teisėjui yra tiek pat artima, kaip ir visos jo gerosios savybės. Vidmantą Paurį pensiją išlydėjo Jonavos rajono apylinkės teismo kolektyvas, svečiai iš kitų rajono institucijų spaudė ranką ir dėkojo už darbą. Kauno apygardos teismo atstovė, teisėja Jūratė Kubonė, prašom. Labas, Vidmantai. Kągi daugiau mūsų pirmininkas pats negalėdamas atvykti, galėjo atsiųsti čia, jeigu ne mane.
kuri, manau, kad iš apygardos teismo teisėjų tave seniausiai turbūt pažįsta. Iš vienos pusės džiugu, kad šiais tokiais neramiais laikais, labai greito tempo laikais, žmogus mūsų luomą sugebėjo sulaukti įgaliojimų pabaigos. Iš kitos pusės labai liūdna, kad tokie aksakalai, turintys įvairiapusiško teisinio darbo patirties, palieka teisėjų luomą. Tikrai, Vidmantai, nuoširdžiai gaila, kadangi, aš nesikartosiu, pirmininkė pasakė, tai tikrai ir patirtis milžiniška, ir savybės žmogiškosios, ir kaip teisėjo savybės, šitame žmoguje labai dera tarpusavyje. Ir labai gaila, kad tegu neužpyksta jaunimas, bet ateinantis jaunimas kartais nelabai sugeba jų suderinti ir labai gaila, kad jie tokio pavyzdžio neturės prie savo šono, kadangi, kaip žinom, Vidmantas savo karjerą jau baigė. Gerbiamas Vidmantai Paury, šiandien, kaip daugelį kartų prieš tai, užverėte posėdžių salės duris. Kaip ir daugelį kartų prieš tai, galite savo pasakyti, kad nepriekaištingai atlikote gyvenime jums skirtą teisėjo pareigą. Šios pareigos svarbą ir kilnumą supras tik tas, kuris, kaip ir jūs, ilgus metus dirbo teisėjo darbą. Dirbo su tikra ištikimybė tiesos ir teisingumo idealams, pagarba kiekvienam žmogui, geranoriškumu ir kolegiškumu. Linkiu, kad verčiant naują gyvenimo puslapį, nestiktų gebėjimo džiaugtis tuo, kas daro jį prasmingą, nepritrūktų energijos, sveikatos ir optimizmo. Pasirašo Nerijus Meilutis. Tikrai mūsų esate gerbiamas, ne tik buvote, esate ir būsite gerbiamas. Labai taip keista, kad jūs išeinate į tą pensiją. Ko jūs ten einate, nelabai dar supratome. Visi sako, kad jūs dar ir jėgų tikrai pilnas, energijos turite daug. Bet kaip tam vaikiškam eilėraštuke, bėga metai tartum vėjas, tartum upė su ledais. Tie prabėgo ir jūs išeinate į tą pensiją. Mes tai pagalvojame, sakom, kągi veikia pensininkai. Jie ko gero dažniausiai grybauja. Tai mes ir sugalvojame padovanoti tokį grybautojo rinkinuką, kuriame yra ir naminė dešrytė, ir naminiai lašinukai, ir duona jų, ta prasme, jeigu jūs pasiklystume, tikrai miške ilgai išbūtume, ir vaistai, jeigu nyksteltume koją. Todėl mes jums tą norėtume padovanoti, padėkoti, kad jūs mus kažkiek pakentėt. Mes žinom, kad mes jūs užknisdavom, tačiau žinom, kad jūs dėl to ant mūsų tikrai nepykdavot, o labiausiai turbūt ko dabar trūks, tai to, kai jums paskambini ir to pirmo atodusio. Paurys, klausau, gaila, kad to dabar nebus, todėl aš paprašyčiau pirmininkės, kad vis tiek pasitiksite ikiteisminio tyrimo teisėją, kad jau būtų jisai įpareigotas pradėti pokalbį su mumis būtent taip. Ačiū jums labai. Devinti metai dirbu Jonavoje, tikrai malonu buvo bendradarbiauti, turėjom tikrai įvairių situacijų. Ir pasiginčydavom, ir išspręsdavom. Manau, kad tikrai jūsų tas preciziškumas ir ieškojimas tiesos leido mums pasitemti kokybinė prasme. Ir nežinau, bent aš asmeniškai, man jūs labiausiai paliko įspūdį, ko gero, dėl tų administracinių bylų, kurios tikrai kuo toliau, to geriau parengiamus. Ir antras momentas, tai tikriausiai jūsų griežtumas ir nepakantumas tiems kriminaliniams elementams, kurie labiausiai skriaudžia Jonavos žmonės.
mes žinodavom, kad jeigu pas jūs pakliuvom, tai ten labai lengva jiem nebus ir to mus, kaip sakyti, visą laiką labai guosdavo. Ir dar, ką norėčiau pasakyti iš mūsų, to nelabai gal ilgo, bet galvoju, kad konstruktyvos bendradarbiavimo, tai tikriausiai nedaug tiek žmonių atsiranda ir aš apie save, apie kitus, manau, irgi tą patį pasakysiu, kad pripažinti savo klaidą ir dar paskambinus pasakyti, kad suklydau, tai tikriausiai retas taip galėdavau padaryti, bet iš gerbiamų teisėjų bent keletą kartų buvau paskambinta ir net to eilinių policininkų atsiprašyta, kad sako, aš suklydau. Tai tikrai teko dirbti ir Kaune, tai ne iš vieno teisėjo, gal net ir iš prokuroro nesu to girdėjęs. Tai tikrai jums norim padėkoti už tai. Ir nežinau, ką palinkėt. Įteiksim suvenyrą, manau, kad jeigu jį naudosit, prisiminsit mus. Mes, manau, irgi, kaip ir teismo pirmininkas sakė, tikrai paminėsim, su kažko palyginsim, kažkas jūs pakeis. Tai linkim kuo geriausios sėkmės. Aš su jumi, kreipiausi iš karto į jūs, kadangi aš jums labai gerbiu. Esu pažįstamas nuo 2002 metų. Ir atsimenu, kaip ėjote, abejonės tokios buvo, eiti į teisėjus, neiti į teisėjus. Tai mano vienas toks kaip argumentas buvo, kad Vida eik, ten socialinės garantijos bent turėsi. Ir Vidas man visą laiką atsakydavo, tai kad aš pensijos nesulauksiu. Pasirodo, stebuklai būna. Ir aš manau, visi šitie žmonės susirinko ne todėl, kad pasižiūrėkit tą stebuklą, bet todėl, kad jumi gerbė labai ir jūs visiems palikote kažkokį tai neišdildomą gerą įspūdį. Hobi gal prasidės nuo to, kad nueiti ir nusipirkti tas, kas pačiam patinka žvejybos parduotuvėje. Šiaip tai norėtume padėkoti visiems kolektyvam, kiekvienam atskirai, kad taip ilgai dirbot su mano tėčiu, kad turėjo tiek kantrybės, kad pakentėt jo tokį kandų humoro jausmą. Ačiū Jums visiems. O šiaip tai, Morozovas. Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininko pasirašyta Ramūno Vedliausko, taipogi tokį padėką. Dėkojame Jums už nuoširdų darbą, ginant tiesą ir teisingumą, kuriant demokratinės teisinės valstybės Lietuvos teismų istoriją, savo pavyzdžių stiprinant teismų autoritetą bei teisėjų profesijos prestižą. Linkime Jums tvirtos sveikatos, kūrybingų metų, drąsių idėjų ir energijos įgyvendinant visas savo svajones. Valdybos vardu. Mūsų kolektyvas galbūt intymesnius ir paprastesnius žodžius ištars neoficialioj aplinkoj, o man leiskit perskaityti mūsų tokį kreipimąsi. Gerbiamas kolega Vidmantai, vedinas noro tobulėti ir pažinti daugybę įvairių paslapčių, jūs savo gyvenimą pildėte vis nauja praktika prokuratūros, advokatūros, teismo srityse. Po truputėlį po saujelę pylėte į aruodą žinių turtus, kaupėte patirtį, sklaidydavote bylas, kuriuose išguldyti žmonių likimai. Toje margoje gyvenimo atkarpoje buvo visko – pergalių, nusivylimo, džiaugsmo, tylaus susimąstymo. Jūs esate charizmatiška asmenybė, turinti sveiką humoro jausmą, mėgiamas aplinkinių. Daugelis jūs pažįsta kaip griežtą, bet teisingą. Lieka tik pavydėti jums energijos, sąmojingumo, įžvalgų, gebėjimo visada išlikti teisingų ir pasitikinčių žmogumi. 65 – turtas, kurio niekur ir niekada neiššvaistysite. Didžiausias gyvenimo džiaugsmas – jausti, kad esi reikalingas. Į naują gyvenimo etapą išsineškite tik šviesiausius prisiminimus. Tegul jame netrūksta pelnyto poilsio, prasmingos veiklos, laiko pomėgiams ir šilto bendravimo su artimaisiais.
Linkime pilnatvės, kuri kiekvieną dieną nušvistų vis kitomis spalvomis. Vidai, žodžiai viso kolektyvo vardu pasirašiau, bet žodžiai visko neišsakysi, neišguldysi. Bet tai, ką mes jaučiam, tai yra tikra. Tai yra nuoširdu. Ir ką kolektyvas? O čia dovana, kad niekada nepaklystumėt vairuodamas ir ten yra įrašytas teismo adresas, kad atvestų automatiškai. Vienas iš ilgiausiai čia dirbusių teisėjų Vidmantas Paurys dėkojo savo pagrindinėms pagalbininkėms, be kurių būtų buvę sunku ištirti tiek bylų, apsispręsti dėl nuosprendžių, paruošti reikiamus dokumentus. Kažkada netikėjau, kad sulauksiu 60 metų, nes vienas gydytojas sako, reikia viską darai, to, ko negalima daryti. Rūkau, geriu, televizorių jogos sistemą žiūriu. Ir taip toliau. Ir tie 60 metų taip atėjo netikėtai, jau žiūriu 65. Čia aš netgi žinodamas, kuo viskas baigsis, vieną vakarą, kaip visada, sakau, sukursiu kokį eilėraštį. Pradėjau kurt, bet tas eilėraštis tai ne humoro jau forma gaunasi, susigraudinau kažkokią prasme ir iš jo išliko tik vienas stulpelis. Kaip greitai laikas bėga, o Dieve, sustabdyk, kreipiuosi tave pirmą kartą, tu nepyk. Ir to baigėsi šitas dalykas. Na, kaip pirmininkė sakė, tai iš tos poemos repo, priminsiu tą stulpelį, kuris liečia, ką minėjo ir dėl praktikos. Pirmininkė buvo mano praktikantė tada, ir iš to išėjo tas vadinamas repas. Maunu į kitą greta kabinetą, o ten už stalo Jolanta sėdi. Prisimenu jauną visai dar mergytę. Ji dirbt prokurorė tada nenorėjo, ją Zaksas viliojo, o vakas išėjo. Tai va dabar patvirtins, kad pirmininkė norėjo dirbti Zakse. Iš tų laikų. Šiaip visiems, aišku, labai dėkingas esu, kad čia netaip malonu klausyti tokių žodžių. Dar gyvas kažkaip, tai prie kapų, taip sako, aš daugiausia gerą. Ačiū visiems už visokius palinkėjimus. Blogų nebuvo, vien geri. Policija gal nuo manęs kiek pailsės, bet bijau, kad gali užsirauti ant stambesnių tokių kaip aš. Ne kūno sudėjimo, bet kitais klausimais. Linkiu, kad nebūtų tų susidarimų. Visi dirbam savo darbą. Darom klaidas, nemanau, kad ir nors vienas teisėjas, nors vienas policininkas ar advokatas, kuris niekad nėra padaręs jokios klaidos. Jų būna. Tik mes turim dirbti taip, kad jų būtų kuo mažiau. Ačiū dar kartą visiems ir norėdamas atsidėkoti už didelę ir labai didelę man suteiktą pagalbą. Pirmininkė teisi. Tik iš 3 karto, kada pavadino, aš sutikau, nes galvojau, 4 kartą jau nebus, kad eiti teisėjus. Labai paprastai aš galvodavau, advokatas, prokuroras prašo sušaudyt, advokatas išteisint, o tu priimk tokį sprendimą, nuosprendį ar ką, kad kur besiskustum, teisėjas būtų teisus. Tai pats sunkiausias dalykas yra, negu paprašyti to ar paprašyti šitą. Na ir ką, išeidamas noriu atsidėkoti pagrindiniam savo padėjėjai, su kuriuo dirbam nuo pirmos dienos, tai Edita. Tiesiai šviesiai ir atvirai pasakysiu, kai aš pradėjau dirbti, aš norėjau gauti sekretorę, kuri, ko aš nežinau, jinai žinotų, man pasakė, ne Edita, jinai ką tik irgi pradėjus dirbti, galvoju, šakės. Ir aš tiek žinau, jinai tiek žino, tai priskaldysi malką. Bet aš buvau geras pedagogas ir pirmininkė, kol nėra kito teisėjo, jau yra, kol jis ateis. Jeigu kas, tai Edita puikiausiai gali nagrinėti bent jau administracijai. Ten, kur aš ką užmirštinai, teisėjas dar reikia. Tiksliai reikia.
Edita, dėkui tau už tavo darbą. Nėra išvyko į laidotuvės pagrindinis mano mokytojas, kuris išmokė dirbti, kuris daug man labai padėjo, nes pirmom dienom pradėjus dirbti kažkodėl tai, nors aš tau civilinių bylų niekad nemėgau. Čia kompe dabar nesenai radau, kad aš išnagrinėjęs kažkuriais metais 30 civilinių bylų. Tai prisiminiau, Dieve, kiek linutė už mane ko surašė. Taigi aš tik dėdavau parašus, kol kažkas pasakė, sako, aš į kalėjimą pakliusiu, nežinosiu už ką. Bet kažkodėl labai mėgo iš pradžio ūkinės bylos ir tokios nepaprastos. Tai vat mokino dirbti mane. Tai yra Ramanauskienė dabar, bet jį išvyko į laidotuvės, tai matomai 9 dieną su jie atsirokuosim. Ir kuri iš tikrųjų man labai daug padėjo ir aš tik dabar faktiškai, gal metai kokie, sakyčiau, tapau kažkuria prasme 80% savarankiškas, jau nebebijau dirbti, nebijau priimti sprendimų. Anksčiau, o Jėzu, kas čia bus, man panaikins ar kažką, dabar kažkaip tai šaltai, kaip šaltai, taip mažiau naikina. Ir dar viena, kurios taip pat būčiau prapuolęs, tai mano padėjėjo Aldutė. Skundai nuplaukė nuo manęs, kada jį pradėjo dirbti. Didžiulį darbą už mane padarė. Praktiškai jei ne jį, tai nežinau, aš jau turbūt tikrai nebūčiau sulaukęs šitų metų ir tokių išleistų. Dėkui tau labai. Ir tokia kaip čia visi moteriška dovanėlė. Kažką rasite dėti. Teisėjas Vidmantas Paurys oficialiai išlydėtas į pensiją. Be jo iki pensijos Jonavos rajono apylinkės teisme iki šiol dirbo tik buvusi šio teismo teisėja Albina Cirulienė. Skelbiama akcija "Būk atsakingas, pasirūpink atliekomis tinkamai". Balandžio 20 dieną Jonavos rajono savivaldybėje, įgyvendinant aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos. Sumokant atliekų turėtojų bus surenkamos alyvų, vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų, automobilių hidraulinių amortizatorių, automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos, bei eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu atliekas tvarkančiai įmoniai galėsite išskirtinėmis sąlygomis perduoti ir kitas atliekas. Šiuo metu vyksta įmonėms, organizacijoms ir įstaigoms skirtas projektas "Mes rūšiuojam", prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas. Informaciją apie projektą "Mes rūšiuojam", prizus, dalyvių registraciją rasite mesrūšiuojam.lt. Jeigu jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų, prašome iki šių metų balandžio 15 dienos registruotis elektroniniu paštu atliekos@atc.lt arba telefonu Vilniuje 85 206 0901. Norintis priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, turėtų rašyti elektroniniu paštu atliekos@ga.lt arba skambinti telefonu 8600 90030. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai ga.lt arba eei.lt. Na, o dabar pasidomėjome, kaip jonaviečiai sutiko ir atšventė šventas Velykas. Na, prisipažinkit, kaip atšventėte Velykas? Trankiai, linksmai, smagiai? Paprastai. Kodėl? Juk pavasario džiugi šventė. Ką veikėt? Buvau bratkį aplankyti Kaune, valgėm kiaušinių, valgėm namie kiaušinių. Ką dar?
Nežinau, bažnyčiai nebuvau, nesu tikintis. Bet ar stiprus margučiai buvo? Stiprus. Vienas akmeninis. Iš Kroatijos. Ar ridenote margučius? Ne, šiais metais jau matyt ne tas amžius, kad ridenti. Na, prisipažinkit, tai kiek suvalgėte tų margučių? 2. Kodėl tiek mažai? Užtenka? Užtenka, taigi apsivalgymo šventė, galima sakyti. Valgiau dar mėsos ir mišrainės ir silkės netgi. Silkės? Taip. Na, o giminaičiai, sakykit, na, va, kaip sakot, pas Bratkį buvote, ne? Kaip jie nusiteikę buvo švęsti? Ar buvo tokia pavasariška šilta nuotaika? Nu, stebuklingos nuotaikos nebuvo. Oras nekoks. Snygo Kaune, manau, Jonavoje irgi turbūt snygo per pačias Velykas praėjo, o gal Jonavoje ne. Kaune praėjo debesys su sniegu, su puga. Reiškia, dar... Nu, stebuklų didelių nebuvo. Na, sakykit, kaip finansiškai vertintumėte visą tą šventę? Ar brangiai atsiėjo? Ar tik kelionės išlaidos? Manau, tik kelionės išlaidos. Valgyt kasdien reikia. Nu, ne kasdien po 2 kiaušinių suvalgau, aišku, bet kažką tai vis tiek tenka. Tai papildomai neišlaidavot? Ne. Pas dukrą buvau išvažiavus, Žemaitiją. Ir kiek margučių sudaužėte? Kiek margučių suvalgėte? Ar stiprus buvo? Nu, po porą sudaužėm, paskui suvalgėm. Ar šventėte pagal visas senovinės tradicijas, gal kažkokių tais naujienų bandėte? Į bažnyčią ėjom iš ryto, paskui po bažnyčios grįžom, nu, žinot, svečiuose, tai ten pas dukros, nu, pas dukros, kaip čia, pažento tėvus, vienu žodžiu, čia šalia gyvena, tai ten pas juos. Nu, tai stalas papuoštas, ten smargučiai su visko, su avinėliu to. Tai... Sakykit, ar finansiškai kaip įvertintumėte, brangiai atsiėjo, vežėte savo kažkokiu tai lauktuvį? Nu, mes taip, kaip ir sudėtinį tokį, vežėmės. Na, tai kiek maždaug paskaičiavus, kiek eurų išėjo? Ne, man daug neišėjo, man apie 10 eurų taip jau lauktuvėm, o paskui kelionė. O kelionė ar tolima buvo? Nu, į Rietavą. Tolokai, bet pusę kainos, man jau kaip senas žmogus. O ar nuotaikos buvo geros, šiltos, pavasariškos, šventiškos? Geros. Su giminėm visą laiką smagu susitikti? Nu, taip. Ir ypatingai per tokias šventes? Netankiai, bet pas juos tai va, ant Velykų pirmą kartą buvau. Tai kaip jonaviečiai atšventė šias Velykas? Kaip jums jos buvo? Smagios, šiltos? Smagios, šiltos, labai įvairios, labai gražios stichijos buvo. Tai kur buvote, papasakokite plačiau, kaip šventėte? Lietuvoj buvo. Tradiciškai ar kažkaip šiuolaikiškai, naujoviškai? Na, stengiamės tradiciškai, bet kažkiek tai, aišku, naujovių jau jų neišvengsi. Na tai paminėkit kokias nors naujovės, gal kažkaip kitaip margučius mėtėte į orą, neridenote? Ne, gal nemėtėm, ridenome, daužėme, šventinom, reiškia laikėmės tradicijų. Daug suvalgėte? Su skrandžiu paskui nesiskundėt? Ne, saikingai. Na ir sakykit dabar, kiek išleidote būtent Velykų stalui? Žinokit, nežinau. Tikrai nežinau. Kažko tai pompastiško tokio ne? Ne, tikrai ne. Visi tradiciniai valgiai. Taip bent jau stengiamės. Na, kai kurie jonaviečiai paminėjo, jog, na, blogas oras, šiek tiek nepavasariškas, tai ir tos nuotaikos pavasariškos nebuvo. Na, o jums kaip buvo? Nuotaika buvo? Manau, kad buvo. Oras nuotaikos nepagadino? Nieko nepagadino. Mes labai norim sužinoti, kaip šventėte Velykas. Vis dėlto 3 išeiginės buvo duotos. Su šeima, su giminėm, draugais, artimaisiais. Su šeima tikrai visi rate susitikę su artimais žmonėmis, tai natūralu, kitaip ir negali būti turbūt. Šiek tiek kitokios buvo šventės namuose, privalomas buvo dėl dukros sveikatos, bet vis tiek visi susitikom bendrai. Man labai jau knieti sužinoti, ar laikėtės įprastinių tradicijų, ar kažkokių tai naujovių bandėte gyventi? Iš tiesų, turbūt tėvų įdiegta yra tos tradicijos, todėl tikrai stengiamės laikytis ir tie kiaušiniai iš vakaro marginti ir iš tikrųjų, na, viskas kaip ir įprasta. Ir daužėm, ir dalinomės įspūdžiais, taip kaip ir visada. Ar daug suvalgėte margučių? Oi, žinoma, iš tikrųjų nemažai ir na, įprasta tokią šventę nevalgyti margučių. Persivalgėte? Ne, nepersivalgėm, saikingai. Na ir iš tikrųjų dar vienas paskutinis klausimas būtų, ar brangiai atsiėjo tos šventės? Na, kiek įkainuotumėte?
Tikrai, žinokit, nebrangiai, todėl kad turime dar šeimoje, iš kur galima produktų kai kurių atsivežti, šiuo atveju ir kiaušiniai ir visa kita. Tai nemanau, kad brangiai, žinokit. Viskas piniginiai net neįvertinsiu, bet tikrai nebrangiai. Bet šilumos širdžiai, dūšiai suteikia. Labai daug, labai daug. Pilinė televizija Ava teiraujasi, kaip jonaviečiai sutiko šias šventas Velykas. Kaip šventėte? Gerai, šeimoje. Šeimoje? Ar niekur nevykote, būtent Jonavoje šventėte? Taip. Namuose. Tradiciškai ar naujoviškai bandėte? Tradiciškai. Tradiciškai. Tai jeigu tradiciškai, vadinasi, daužėt margučius, kiek sudaužėt? Žinau, po vieną turbūt. Po vieną. O gal kažkokiu tais naujoviškų dažymo įgūdžių turite? Ne, su lukštais. Su lukštais? Nu, jo, vienodai. Sakykit, kaip įvertintumėte finansiškai, kokios tos Velykos buvo, ar daug išlaidavote? Nu, per vidurį taip. Nedaug, jo. Kažko tokio išskirtinio, pompastiško nebuvo? Nieko. Tradiciniai valgiai? Taip. Na, sakykit, o pavasariškos nuotaikos nesugadino šiek tiek nepavasariški orai, kaip sako? Nu, gal nesugadino. O jums? Ne, normaliai viskas. Normaliai. Svarbu daug margučių ir tradicinio maisto, smagiai, šiltai. Taip? Ačiū Jums. Sinoptikai prognozuoja, jog naktį bus šaltoka, tačiau įdienojus jau šils smarkiau. Trečiadienio naktį Lietuvos šiaurės rytinius rajonus jau pasieks trumpo lietaus zona. Tuo tarpu dieną debesuotumas mažės ir lietaus sulaukti tikimybė bus nedidelė. Pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas. Naktį šals nuo 2 laipsnių šilumos iki 3 šalčio. Dienos pradės dar labiau šiltėti. Trečiadienį termometrai rodys 8-13 laipsnių šilumos. Šiandien tiek, dėkoju Jums už dėmesį, pasimatysime rytoj įprastu laiku, tai yra 20 val. Vakaro. Viso geriausio.